Patį dvarą tai mes pirkom iš paskutinio savininko palikuonių. Ir nuo to dvaro iš tikrųjų ir mūsų to ūkio ir tokio, kaip dabar yra tas ūkis, ir istorija prasidėjo, nes jis kažkaip įpareigojo daryti, tvarkyti taip, kaip buvo, nes čia visą laiką čia tam dvare buvo veikiantis ūkis, irgi toks su gyvuliais. Buvo chemizuotas ūkis ir labai gaudavosi, kiek investuoja į tą žemę. Žemės nederlingos Širvintų rajone. Kiek mes investuodavom, tai didžiąją dalį reikėdavo grąžinti pinigais už paimtas į kreditą trąšas, pesticidus, herbicidus visus. O kai perėjom į ekologinę žemdirbystę, tas šiek tiek sumažėjo išlaidos. Kai jau pamatėm, kad koks ekologinis ūkis be gyvulių, tai kaip įsigijom pirmą bandą, tai jau tada matėm, kad iš tikrųjų ūkis atgijo, tada aplink dvarą, tada ir Highlandai ganėsi, jau iš tikrųjų tada tokia ir edukacija likti prasidėjo, nes dažniau atvykdavo tų Highlandų pasižiūrėti, tai pirkėjai, tai besidomintis tais galvijais, tai toks impulsas buvo galbūt, kai ūkiai atsirado galvijai, nes nenaudojant trąšų derliai nesublogo pas mus, mes naudojam kompostą. Taikom tokią intensyvę sėjomainą, raudonieji dobilai, žemkenčiai, ankštinės, vėl vasarojus, vėl pasėjam kažkokius tai dobilus, tai žolynus, tai intensyvi sėjomaina, derliai pradėjo stabilizuotis bent jau. Darėm dirvos tyrimus, kas dabar po 7 metų pertraukos. Ir pastebėjom, kad rūgštingumas sumažėjo, pH daugiau šarmiški negu rūgštus, nors anksčiau buvo tikrai rūgštesni. Truputį padidėjo humuso ir ypač tose pievose, kur ganasi gyvuliai. Tai jau turim taip dokumentaliai tą įrodymą tokį, kad ne vien tik tai laukas gražus, bet mes galim parodyti, kad iš tikrųjų dirvoje liko kažkas po mūsų. Didžiausia paslaptis tai vis dėlto mišrus ūkis. Ir biodinaminiai žemdirbystėje tas yra labiausiai tas apibrėžta, nes dirbamos žemės kiekis turi proporcingai tam tikram gyvulių kiekiui. Mūsų ūkis kaip organizmas veikia, kur viskas kartu suderinta, gyvuliai, augalai, dirvožemis, žmogus ir viens be kito negalėtų funkcionuoti. Kadangi pajamos pagrindinės iš augalininkystės, tai sėjam javus, bet visuose laukuose vis tiek kas kiek tai laiko pasigano gyvuliai. Tai priimam mokinukus, kai jie nori susipažinti su žemės ūkiu. Tai iš rajono mokyklų ekskursijos ir iš darželio atvažiuoja vaikučiai. Dabar net ir kaimo vaikai yra tikrai nutolę nuo to žemės ūkio, kai sakom.